pagal vadovo įsakymą matome, kad darbuotojo darbo laiko trukmė per savaitę 40 valandų jau viršyje leistinus viršvalandžius lyginant su darbuotojo darbo laiko norma sutarta darbo sutartyje. Todėl šitame pavyzdyje nutariama pakeisti darbuotojo darbo sutarties sutartą darbo laiko normą, nustatoma vidutiniškai 40 valandų per savaitę darbo laiko normą ir nustatomas darbo laiko režimas taip, kaip dirba užsakovo įmonė. Tai yra nekintančios darbo dienos trukmės ir darbo dienų skaičiaus per savaitę darbo laiko režimas po 8 valandas per dieną, 5 dienas per savaitę. Darbo sutarties pakeitime nurodomas galiojimo laikas, tai yra nuo Liepos 4 iki 13 dienos. Darbo užmokestis darbo sutarties pakeitime neaptariamas, todėl, kad pagrindinėje darbo sutartyje yra sutartas valandinis įkainis. Tai jeigu darbuotojas dirbs komandiruotės metu pagal darbo sutarties pakeitime nurodytą darbo laiko normą daugiau valandų, tai tuo pačiu įkainiu jam ir bus sumokėta už ilgesnę darbo trukmę. Jeigu darbuotojo pagrindinėje darbo sutartyje būtų nustatyta pareiginė alga už ne visą darbo laiką. Štai mes kalbėjom, kad darbuotojas dirba vidutiniškai 25 valandas per savaitę. Ir jeigu darbo sutartyje būtų sutarta pareiginė alga, tai tada keičiant darbo sutartyje darbo laiko normą, turėtų būti aptartas ir darbo užmokestis už pasikeitusią darbo laiko normą. Ar proporcingai padidinti, ar neproporcingai, tai yra šalių susitarimas, kadangi darbo sutarties pakeitimą lygiateisiškumo pagrindais pasirašo abi darbo sutarties šalys. Na ir kadangi, kaip minėjau, šitas pakeitimas galioja terminuotai, komandiruotės metu, tai sugrįžus po komandiruotės darbuotojo ir darbo laiko norma, ir darbo užmokestis toliau skaičiuojamas ir apmokamas taip, kaip sutarta pagrindinėje darbo sutartyje. Dar vienas pavyzdys. Įmonės BBB vadybininkas vardenis, pavardenis darbo sutartyje sutarė darbo laiko normą vidutiniškai 10 valandų per savaitę. Darbuotojas išsiunčiamas į komandiruotę Lietuvoje į Kauną. Komandiruotės metu darbuotojas dirba įprastų darbo laiko režimu. Liepos 10 dieną išvyko į komandiruotę. Atvykimo į komandiruotę dieną darbuotojas užsakovo įmonėje nedirbo. Kadangi 10 valandų per savaitę, tai gali būti, kad Liepos 10 dieną buvo planuojama 2 ar 3 valandos darbo. Tai kol darbuotojas nuvyko į komandiruotės vietą, kol įsikūrė toje vietoje, ir pasibaigė darbo diena. Kelionės laikas yra darbo laikas, už tą kelionės laiką bus sumokėta, bet neliko laiko dirbti užsakovo įmonėje. Jeigu tai tenkina ir įmonės, kuris siuntė į komandiruotę interesus ir užsakovo interesus, nieko daugiau keisti ir jokių kitų nurodymų nereikia įforminti. Kaip atrodo įsakymas siunčiant vardenį pavardenį į komandiruotę. Nurodoma, kur siunčiama į Kauną Liepos 10-26 dienomis. Komandiruotės tikslas naujos įrangos testavimas. Komandiruotės trukmė 17 kalendorinių dienų. Nurodoma buhalterijai išmokėti 100 eurų komandiruotės avansą, apskaičiuoti dienpinigius po 25 eurus už kiekvieną komandiruotėje būtą dieną. Čia atkreipkime dėmesį. Ankstesnėme pavyzdyje dienpinigiai buvo skaičiuojami vadovo įsakyme nurodyta pagal vyriausybės nutarime 523 patvirtintus normatyvus. Mano kolegė ankstesnėse temose jums pasakojo, kad vyriausybė kaip tik dabar svarsto keisti 523 vyriausybės nutarime nurodytus normatyvus, dienpinigių normatyvus. Ir svarstymai jau ne vieną kartą keitė dienpinigių dydį. Tarkime, dienpinigiai Lietuvoje
Lietuvoje pagal dabar galiojančią 523 vyriausybės nutarimo redakciją yra 15 eurų už kiekvieną komandiruotėje būtą dieną. Buvo projektas numatyta 20 eurų už kiekvieną komandiruotėje būtą dieną ir prieš savaitę pasirodė projektas, kur Lietuvoje numatyta dienpinigių norma 28 eurai už kiekvieną komandiruotėje būtą dieną. Tai pagal vadovo įsakymą, kur nurodyta mokėti dienpinigius vyriausybės nutarime nustatyto dydžio. Jeigu komandiruotės metu, pavyzdžiui, šitam pavyzdį tarp Liepos 4-13 dienos įsigaliotų vyriausybės nutarimo pakeitimas ir įsigaliotų nauji dienpinigiai, tai nuo įsigaliojimo dienos ir skaičiuotumėm pagal naują vyriausybės nutarimo redakciją. Jokių pakeitimų vėlgi vadovo įsakyme daryti nereikia. Tada tik buhalteriją atidžiai stebėti, už kurias dienas kokio dydžio dienpinigius mokėti. Sugrįžtame į antrąjį pavyzdį, kur vadovas nurodo apskaičiuoti dienpinigus po 25 eurus už kiekvieną komandiruotėje būtą dieną. Dabar dienpinigių norma Lietuvoje 15 eurų. Vadovo įsakyme dienpinigiai jau yra didesni negu vyriausybėje nustatyta dienpinigių norma. Buhalterijai tai yra iš karto signalas, kad bus apmokestinami dienpinigiai. Reikės nustatyti apmokestinamų dienpinigių sumą. Be to, jeigu komandiruotės metu nuo Liepos 10 iki 26 dienos įsigaliotų vyriausybės nutarimo pakeitimas ir būtų patvirtinta nauja dienpinigių norma, kaip aš jau minėjau, paskutiniai mano matytoje redakcijoje 28 eurai. Tai tada nuo tos dienos, kai įsigalioja naujas normatyvas, vadovo įsakyme patvirtinti dienpinigiai jau nebeviršyje naujo normatyvo. Vadinasi, nuo vyriausybės nutarimo naujos redakcijos įsigaliojimo apmokestinamų dienpinigių jau gali ir nebūti. Todėl vėl tai yra buhalterijai tiesiog atidžiai pasižiūrėti, atidžiai suskaičiuoti, iki kurios dienos kokia dienpinigių norma galiojo vyriausybės nutarime. O tada jau pagal vadovo įsakymę skaičiuojame, kiek vadovas nurodė darbuotojui išmokėti ir nustatom, kiek apmokestinti, kiek neapmokestinti. Dėl apmokestinimo pavyzdžius irgi mes matysime toliau šioje medžiagoje. Toliau vadovas nurodo apmokėti kitas su komandiruote susijusias išlaidas pagal darbuotojo pateiktus tinkamus dokumentus. Ką tai reiškia tinkami dokumentai? Tai yra dokumentai turintys juridinę galią. Kokie dokumentai turi juridinę galią? Apibrėžta finansinės apskaitos įstatyme. Yra vyriausybės nutarimas dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų dokumentų. Taip kad teisės aktų, kuriuose apibrėžiami tinkami dokumentai, yra pakankamai. Ir tai nėra kažkokios darbuotojo sukurtos lentelės, prie kurių nepridedami pirminiai dokumentai. Tai pirmiausia yra atlyginamos išlaidos pagal pateiktus juridinę galią turinčius pirminius dokumentus. Vadovas darbuotojas vyksta visuomeniniu transportu, todėl vadovas nurodo atlyginti kelionės išlaidas pagal pateiktus bilietus, kvitus arba kitokius tinkamus dokumentus, atlyginti nakvynės ir kitas viešbučio sąskaitoje nurodytas išlaidas.